Kaip kalbant apie pelyčių kilmėlius, kas nežinojote, iš kur atsirado JSPEX vardas, tai pasigūglinkit Razer Specs. Tai čia toks kilmėlis kažkada buvo ir mane šiek tiek įkvėpė pavadinimui. Sveiki visi ir kaip supratote iš video intro mes šiandieną kalbėsime apie pelyčių kilimėlius. Taip, aš po ranka turiu keletą mūsų rėmėjų pavyzdžių, kuriuos apžvelgsime, bet kadangi užsiminėjau apie, tarkim, konkurentus kaip Razer, tai ir užsiminsiu apie legendinį SteelSeries QCK variantą. Manau, visi girdėjote, žinote, kažkas rekomendavo tą pelytės kilmėlį, jau nežinau, 10 metų daugiau visi kalba apie QCK. Bet kadangi jie taip įsitvirtinę rinkoje, tai jie gan yra užsigrobę tą didesnę kainą ir jų pasiūlymai tikrai nežiba labai gerai. Tai šiandieną pasižiūrėsime kažką kitko. Jeigu trumpam grįžtam prie QCK kaip to standarto, tarkim, dydžių, tenais mes matome, kad yra variantai small, medium ir dar vienas didesnis. Čionais tuo tarpu mes su Patriot Viper neturime nieko small ir nei medium. Čionais mes iškart einam prie dydžio, kilmėliai prasideda nuo large ir jų net pati kolekcija vadina super large ir po to eina, atsakau, tas didesnis variantas. Na ir tarkim, jeigu darant dabar unboxingų šių kilmėlių, pradedant large'ų, tuo tenais nieko nerandame be pačio kilmėlio. Aš nežinau, ką jūs galite įsivaizduoti, ras dar kartu su kilmėliu. Einant toliau prie didesnio varianto, tai yra super large'o, tenais mes randam tik dar didesnį kilmėlį, bet taip pat daugiau jokių priedų. Kas yra šauniau, mes taip pat turime va šį kilmėlį šonę, tai čia yra RGB variantas, tai jo komplektacija skiriasi, tenais yra ir laidas, ir panašus dalykai, bet apie tai aš šiame video daug nesigilinsiu, žinokit, labiau kalbėsiu apie tos standartinius kilmėlius, tą RGB gal kitam video paliksim daugiau. Na, o kalbant apie išmatavimus, mums turėtų padėti būtent puikūs duomenys esantys ant dėžės, bet ar tikrai jie yra coliais parašyti, tai gal mes geriau keliavame, tarkim, į kokį Skytechą, tenais mes randame jau milimetrais tuos aprašymus duomenys. Na, pradedant L dydžiu mes turime 320 mm ant 450, o kaina šio kilmėlio svyruoja apie 7 eurus. Einant į tą rimtesnę, didesnę kategoriją, tai jau XL kilmėlis, jo dydis yra 400 mm, o ilgis yra netgi 900 mm. Kaina be nesikandžio taip žiauri netgi nedvigubėja, nors atrodo matiniais tikrai dvigubėtų, bet tai yra apie 12 eurų šiuo metu ir kainos ten svyruoja ir tai nėra, tai yra, tai sekite, karočią. Na, jeigu toliau lyginti su QCK legendiniais kilmėliais, Patriot Viper šiuo atveju iškyla netgi su 2 iškart pliusais. Tai yra kaina ir jų tas dydis, kuris yra žymiai fainesnis, tai neskau, kad tiesiog ilgesnis, geresnis, bet tuom, kad yra išmatavimai platesni, jūs gauna daugiau, pavyzdžiui, tiesiog lyginant tą medium variantą iš QCK, o šiuo atveju mes turim tą large'ą, kuris yra visom prasmėm ilgesnis, geresnis. Taip pat, ką aš pastebėjau, žiūrint detaliau šios kilmėlius, jie turi nerealius apsiuvimus, tai yra aplink visą perimetrą kilmėlio mes turime labai kokybišką ir iš abiejų pusių apsiuvimą iš Patriot Viperio ir aš manau, tai tikrai yra ne šiaip smulkmena, tai yra būtent niuansas, dėl ko šie kilmėliai turėtų tarnauti ilgiau, jie neatšips jum, jie nesuplyš per šonus, nebent jūs rasite būdą kažkaip per vidurį suplėšyti, perpjaut, bet aš neįsivaizduoju, kaip tai padaryti. Na ir jeigu kalbant toliau apie medžiagą, ką mes čia turime, tai yra savotiškas sintetikos ir medžiagos tokį mišinį kaip tekstūros. Tai būtent ką Patriotas sako, kad šis kilmėlis tiks visom pelytėm, nes jie tiesiog surado tą viduriuką. Bet aš tiesiog pasakyčiau, kad jis yra labai fainas, malonus ir taip pat yra iš nugaros, iš kitos pusės mes turime gumos pagrindą, kuris tikrai laikys patikimai jūsų kilmėlį, jis neturėtų judėti iš vietos ir aišku, tas svoris pakankamai ypač didesnio varianto, jis jau vien tik laikys jūsų kilmėlį vietoje. Na, jeigu kalbame apie svorį dydį, tai imam tą XL variantą ir jį išklojus mes matome, kad įvadinti tiesiog pelytės kilmėlių yra gan juokinga. Na, aukštis kilmėlių netiek ir pakito palyginus gal su L variantu, bet ilgis tai mes nesiginčiam, kad yra akivaizdžiai ilgesnis. Tai tiesiog aš norėčiau bendrai išduoti kritikos visiems pelyčių kilmėlių gamintojams. Tai kad jeigu jau kilmėlis eina iki to dydžio, iki to standarto, kai ant jo telpa ne tik tais pelytė, klaviatūra ir net telefonas, tai gal nereiktų jo vadinti pelytės kilmėlių, yra tiesiog labai fainas standartiškas žodis desktop padas, tiesiog desk padas, kad tu per visą stalą dėdies, gali būti lietuviškai stalo padas, ar kaip čia būtų stalo kilimėlis lietuviškai. Tai tiesiog rimtai reiktų į tai žiūrėti, nes aš kaip ir sakau, pats įsiklojau netgi, ar tarkim kaip variantas laptopą į patį centrą ir tada gali naudoti savo aksesuarų šonę, ar tai būtų telefonas ar pelytė. Ir netgi lieka viršuje vietos, kur aš net nežinau, kam naudoti tas aukštis pelytės kilimėlio, ar ten siemkės gliaudyti, ar pasidėti čipsų, aš rimtai nežinau, komentuokit. Na ir ką taip pat komentuokit, tai yra gerbėjai žiūrovai, Patriot Viper yra mūsų faini rėmėjai ir jie kaip visada leidžia išsirinkti kažką jum atiduoti. Šiuo atveju aš nesu tikras, ką aš gal norėčiau pasilikti, tai jūs laisvai galite sakyti vieną iš šių 3 kilmėlių, ar tai būtų didesnis, mažesnis ar RGB ir aš jį suorganizuosiu savo socialinėse medijose kaip konkursą.
Na, dabar einam prie naudojimo, kaipgi tie pelytės kilimėliai veikia, tarkim, su lazeriniam ar optiniam pelėm. Tai būtų pirmasis klausimas, kai va tu eini link apžvalgos, kurią iš tų pelyčių imti. Ir taip, aš po ranka turiu naują V570 lazerinę pelytę iš Patriot Viper. Aš čia ruošiuos apžvelgti, spauskite tą subscribe. Bet ką šiandien norėčiau ištestuoti, pabandyti, yra tipinė optinė pelė. Tai aš jau esu apžvelgęs, tai yra V5 Tram. Jinai tikrai turėtų veikti be problemų ir mes su ją pasižaisim. Ir aš beje supratau, kad šitą pelytę 16 eurų kainuoja, o kilimėliai, tarkim, 12 eurų, šitas van 5. Šitas RGB kilimėlis kainuoja brangiau negu pelė. Na, aš prisipažinsiu, kad mano testavimas buvo iš tiesų labai tobulomis sąlygomis. Tai reiškia, pelytė buvo visiškai nauja, nenaudota, taip pat kilimėliai, aišku, visiškai nauji, tai taip juos sudėjus buvo viskas labai sklandžiai, be problemų. Pats linkimas pelytės buvo tikrai malonus ir nieks nekybo, kaip kartais pasitaikus tais plastikiniais kilimėliais. Na, ką norėčiau pabrėžti atitolinės kamerą, tai kad pastebėtumėt, ant kiek L dydžio formos kilimėlis yra patogesnis negu, tarkim, tie kvadratiniai kilimėliai iš kitų gamintojų. Tai reiškia, dydis labiau eina į šonus ir tai yra žymiai natūraliau žaidžiant žaidimus, nes dauguma judesio yra į šonus, o ne į viršų. Ir tai yra tikrai fainas pliusas, jeigu galvojate apie vieno didesnio kilimėlio pirkimą. Na ką, jau apibendrinti norėčiau pasakyti, kad Patriotas šiaip nenudegis tom, kad jie turi šiaip tik kelis tos kilimėlius, nes jie tikrai yra gerai pagaminti ilgaamžiškai ir daugiaprasmiškai. Ypač tas ilgesnis kilimėlis galima net į staltiesę tikriausiai ateityje perdaryti. Tai labai ačiū, kad žiūrėjote, tikiuosi patiko video, uždėsite tą laiką, taip pat komentuokite, kaip minėjau, patarimą, kągi aš galėčiau atiduoti, sekite man socialinės medijos, visos nuorodos yra apačioje video ir iki sekančio karto. Iki.